Šiame interaktyviame vaizdo įraše pristatoma, kaip organizuoti skaitmeniniu būdu transformuotą edukacinę savaitės programą, naudojant atviruosius švietimo išteklius. Sužinosite edukacinės savaitės tikslą, kaip pritaikyti pamokų planus skirtingiems mokymosi stiliams, bei kaip padėti jauniems vyrams mokyti savarankiškai, naudojant struktūrizuotus mokymo užsiėmimo planus. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Skaitmeniniu būdu transformuota edukacinė savaitė reaguoja į dabartinius iššūkius susijusius su jaunų vyrų fizinė, psichinė ir skaitmeninė sveikata. Jos tikslas – skatinti sveikesnį gyvenimo būdą, pasitelkiant prieinamas, įtraukias ir skaitmeniniu būdu teikiamas mokymosi veiklas. Tuo pačiu metu edukacinė savaitė siekia įgalinti jaunimo darbuotojus, suteikiant jiems modernes skaitmeninės priemones, metodikas ir išteklius, kurie leidžia veiksmingiau bendrauti su jaunais vyrais. Edukacinė savaitės programa sujungia į sveikatą orientuotą turinį ir skaitmeninę mokymosi aplinką, aiškiai apibrėždama savo dvejopą tikslą – remti jaunimo darbuotojus ir motyvuoti jaunus vyrus prisimti atsakomybę už savo bendrą gerovę. Edukacinė savaitė sudaryta pagal pasikartojantį kasdienį mokymosi scenarijų, taikoma 5 dienas, leidžianti dalyviams lanksčiai įsitraukti. Jei dalyvis negali dalyvauti tam tikrose užsiėmimuose vieną dieną, jis gali prisijungti prie tų pačių veiklų kitą dieną, nepraleisdamas esminio turinio. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu, tokiose platformose kaip Zoom arba MS Teams, derinant 3 interaktyvius mokymosi užsiėmimus su savarankiškais mokymosi užsiėmimais. Rekomenduojama mokymosi veiklų trukmė vienai dienai iki 4 valandų. Kiekviena edukacinė savaitės diena turėtų būti organizuojama pagal tokį pamokų planą. Kiekviena diena prasideda įvadinė sesija, kurios metu dalyviams pristatomas skaitmeninės edukacinės savaitės tikslas, dienos darbotvarkė ir naudojamos priemonės. Šios sesijos metu dalyviai supažindinami su Moodle platforma, kur jie registruojasi įvesdami asmeninę informaciją ir susikurdami vartotojo profilį. Besimokantieji supažindinami su pirmąja savarankiško mokymosi veikla Moodle platformoje ir nukreipiami pradėti ją vykdyti. Mokiniai Moodle platformoje savarankiškai studijuoja pirmąjį atvirąjį švietimo išteklių. Interaktyvią prezentaciją Investuokite į sveikatą. Realizuokite savo potencialą sveikam ir pilnaverčiam gyvenimui. Dalyviai grįžta į interaktyvų užsiėmimą ir apmąsto bei aptaria pagrindinės mintis pateiktas savarankiškai nagrinėtoje interaktyvioje prezentacijoje. Mokiniai Moodle platformoje savarankiškai studijuoja antrąjį atvirąjį švietimo išteklių. Interaktyvų skaitmeninį žaidimą Gerovės ekspedicija. Raskite savo gerovės taką sveiko gyvenimo link. Dalyviai grįžta į interaktyvų užsiėmimą ir analizuoja patirtį skaitmeninėme žaidime bei reflektuoja, ką naujo sužinojo iš jame pateikto turinio. Mokiniai Moodle platformoje savarankiškai studijuoja trečiąjį atvirąjį švietimo išteklių, sėkmės istorijų rinkinį Kryptis į gerovę, įkvepiančios jaunų vyrų patirtys. Dalyviai grįžta į užsiėmimą grupėje ir apmąsto sėkmės istorijas bei susieja jas su savo gyvenimo situacijomis. Paskutinio užsiėmimo metu dalyviai kviečiami pasidalinti atsiliepimais apie edukacinę savaitės eigą. Dalyviai taip pat pradeda rengti asmeninio tobulėjimo planą, kuriame nurodo, kaip savo gyvenimuose jie pritaikys tai, ko išmoko užsiėmimų metu. Moodle platformoje išduodami dalyvavimo pažymėjimai. Kaip pritaikyti pamokų planą skirtingiems jaunų vyrų poreikiams ir mokymosi stiliams? Iš anksto nustatykite besimokančiųjų poreikius. Stebėkite motyvaciją, dėmesio koncentraciją ir skaitmeninį raštingumą. Kiekvienos dienos pradžioje naudokite trumpus patikrinimo klausimus arba greitą internetinę apklausą. Atminkite, kad dalyviai gali turėti skirtingus mokymosi stilius, todėl atitinkamai pritaikykite savo moderavimą. Dažniausiai tipai. Vizualinio tipo mokiniai teikia pirmenybę vaizdiniam turiniui. Verbalinio tipo mokiniai geriausiai mokosi klausydamiesi ir diskutuodami. Kinestetinio tipo mokiniai mokosi per darymą ir praktiką. Atitinkamai pritaikykite savo mokymo stilių ir pamokų planą. Keiskite tempą, formatą ir dalyvavimo būdus.
Aktyviai pritaikydami atviruosius švietimo išteklius ir pamokų struktūrą, didinate įsitraukimą, mažinate tikimybę, kad mokiniai pasitrauks iš mokymų ir sukuriate palaikančią mokymosi aplinką, kuri skatina jaunus vyrus prisimti atsakomybę už savo sveikatą. Jaunimo darbuotojai atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant jaunus vyrus aktyviai dalyvauti mokymosi ir asmeninio tobulėjimo procesuose. Svarbu paaiškinti kiekvienos savarankiško mokymosi veiklos tikslą ir jos aktualumą. Skatinti besimokančiuosius mokyti savo tempu pagal struktūrizuotą planą. Skatinti besimokančiuosius mokyti savo tempu pagal struktūrizuotą planą. Naudoti mokymosi užsiėmimus apmąstymams, užduodant tokius klausimus kaip: ko naujo išmokote, kas jūs nustebino, kaip tai susijęs su jūsų gyvenimu. Palaikyti asmeninį tobulėjimą siūlant mažus, realius sveikatos tikslus. Naudodamiesi struktūrizuotų pamokų planu, jaunimo darbuotojai gali padėti jauniems vyrams savarankišką mokymąsi paversti prasmingų mokymusi ir imtis praktinių žingsnių sveikesnio gyvenimo būdo link. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.